Metų pabaigoje naktimis dirbęs ir skubotai antikrizinį planą priiminėjęs Seimas pripažįsta klydęs. Per 2 mėnesius valstybei nepavyko surinkti beveik 500 milijonų litų. Maždaug 390 milijonų litų trūksta valstybės biudžete, dar 72 milijonų sodros biudžete. Manau, buvo beveik užprogramuota, kad suplanuotų pajamų nepavyks surinkti, nes jau vien dėl tos priežasties, kad ekonomika lėtėja greičiau negu net ir pakankamai skeptiškai ir atsargiai Finansų ministerijos prognozė. Antras dalykas, nepaslaptis, kad dalis įmonių mėgina prisitaikyti prie mokesčių reformos ir įvairiais būdais stengiasi mokėti tų mokesčių mažiau. Dar veikia toks efektas kaip aplinkinių valstybių valiutų devalvacija ir mes puikiai žinome tą ganėtinai masinį reiškinį, kai mūsų žmonės važiuoja pirkti prekių pigiau į Lenkiją. Nesurinkdama pakankamai pinigų, valstybė negali vykdyti įsipareigojimų. Dėl to rengiamas valstybės biudžeto patikslinimo projektas. Jame planuojama 1,3 milijardo litų sumažinti valstybės išlaidas. Preliminariai mes tarėmės, kad bus apie 2 milijardus litų sumažinimo asignavimai. Bus atskiros, kaip žinote, yra 790 programų yra, kurių daugelis yra aiškiai pervertintos, per daug pinigų efektyvumo nėra. Ten, kur nereikia sumažinti išlaidas, tame tarpe valdymo išlaidas, administravimo išlaidas ir visą, kas yra galima. Anot Laisvosios rinkos instituto prezidentės, to neužteks. Sutaupyti reikėtų beveik 3 daugiau, tai yra apie 5-6 milijardus litų. Turi karpimai būti ten, kur yra didžiausias neefektyvumas viešajame sektoriuje. O neefektyvumas yra viešuosiuose pirkimuose, ten išleidžiama apie 13 milijardų litų ir visi puikiai žinom, kad valstybinės institucijos perka brangiau nei privačius. Yra privalomas sveikatos draudimo fondas, kurio lėšos yra naudojamos neefektyviai. Tiesiog jos yra įsisavinamos valstybinių gydymo įstaigų, neefektyviai išleidžiamos pacientams gydyti. Ir yra dosni socialinė rūpyba, kuri iš tikrųjų nuo tokios valstybė negali pakelti sunkmečių. Gitanas Nausėda biudžeto pataisas vertina palankiau. Jeigu tik yra menkiausių išteklių arba rezervų dar labiau sumažinti viešasias išlaidas, mano manimu, tai yra ko ne vienintelis kelias spręs Lietuvos finansinės problemas, nes dar didesnis mokesčių padidinimas. Iš tikrųjų, kaip toje anekdotinėje pasakoje reiškia, kai karalius pasiklausė patarėjo, ar tauta vis dar garsiai rėkia dėl mokesčių padidinimo, ar jau juokiasi. Tai aš manau, kad dar didesnis mokesčių didinimas turbūt jau lemtų juoką visuomenė ir būtų tas taškas, kai reikėtų pasakyti, štai viskas, daugiau nebegalima. Kokių naujų valdžios sprendimų sulauksime paaiškės netrukus. Diskusijomis apie biudžetą Seimas pradės pavasario sesiją, į kurią renkasi kitą savaitę. Reporterė Ilma Silkauskaitė, Vilnius.